Lietuvoje keramikos kolekcija ir patys pabandys žiesti puodus. Nuo šiol vienintelis Lietuvoje keramikos muziejus Leliūnuose taps keramikos centru ir lankytojus pasitiks atsinaujinęs ne tik išorę, bet ir vidumi. Čia įrengtos keramikos žiedimo staklės, degimo krosnis. Sukurti šiame muziejuje bus irgi galima kiekvienam, kas podinėlė, kas gali nusilipdyti, tas, kas jam patinka, vis tik tai vyks ir toliau edukaciniai mokymai. Bus parengta ekspozicija keramikos muziejaus. Projektui kūrybinio turizmo plėtra, kuriant keramikos centrus Daugpilyje ir Utenoje įgyventinti, skirta 3 milijonai litų europinių ir savivaldybės lėšų. Šis projektas yra be galo gražus galbūt to, kad jisai nesuplanavo jo politikai, kažkaip tai nesustrategavo, bet jis gimė, kaip sakai, iš apačių. Jis prasidėjo turbūt jau kalbant tada dar, kai mes nebuvome Europos Sąjungoje, nuo vieno žmogaus, nuo keramikos karaliaus Vytauto Valiušio. Iš viso eksponatų surinko 3000. Pagarba kaimo puodžiams. Tie puodai dabar muziejai, jie džiaugiasi, susišneka girdi. Jiems šilta, jie džiaugiasi ir žmonėms suteikia džiaugsmą irgi taip pat. Mugėje meistrai demonstravo, kaip žiedžiami ir degami puodai, o žmonės galėjo patys pabandyti. Vaikystėje iš plastelino daug ką lipdydavo ir laivus, ir lėktuvėlius, bet su puodais kažkaip iki šiol neteko. Aš dyką nekrausime, dėdė. O, tai jaunimas dabar. Argi kas sako jau, kad už dyką, no? Projektų dalis teatralizuotas reginys 19 amžiaus Utenos Valsčiaus turgus, kuriame vaidino per 70 Utenos krašto žmonių. Tai istoriškai autentiška aukštaičių tarme atkurtas vaizdas, kaip puodžiai ir kiti meistrai savo gaminius parduodavo turguje. Ateidavo ir fokusininkai, ir vengras atvažiuodavo ten su visokiam istorijom ir pardavinėdavo literatūrą, tą draudžiamąją iš karaliaučiaus atvežtą. Varpas jau buvo ten skleidžiamas jau tuose turguose, vienas per kitą. Visa informacija vykdavo turguose. Planuojama projektą tęsti. Šalia keramikos centro už 1,5 milijono litų įrengti meno centrą.